Audioteka LT pristato Jaroslavo Hašeko audio knygą Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasaulinėme kare. Iš čekų kalbos vertė Almis Grybauskas. Įgarsino Mindaugas Ancevičius. Pirma dalis – Užnugarį. Pratarmė. Didiems laikams reikia didžių žmonių. Esama nežinomų kuklių didvyrių, kuriems neteko Napoleono garbės ir garso, bet jų asmenybė, patyrinėjus, užtemdytų paties Aleksandro Makedoniečio šlovę. Šiandien Prahos gatvėse galite sutikti vyriškį padėvėtais drabužiais, kuris neįtaria, kokia jo reikšmė naujųjų didžių laikų istorijoje. Eina tyliai savo keliu, nieko nekliudydamas ir nesustabdo jo žurnalistai, nepaprašo interviu. Jeigu paklaustumėt, kuo vardu, jis paprastai ir kukliai atsakytų jums – Šveikas. Ir iš tiesų, šis tylus, ramus, nekrintas į akis vyriškis yra nekas kitas, kaip senas šaunusis kareivis Šveikas. Narsusis didvyris, kurio vardas austrų laikais skambėjo visų Čekijos karalystės piliečių lūpose, kurio šlovė neišblėsus nei mūsų Respublikoje. Nepaprastai myliu šaunųjį kareivį Šveiką ir atpasakodamas jo nuotykius pasaulinėme kare esu įsitikinęs, kad visi pajusite prielankumą šiam kukliam, nežinomam didvyriui. Jisai nepadegė Deivės šventyklos Efese, kaip anas kvailys Herostratas, panoręs patekti į laikraščius ir mokyklinius skaitinius. Ir to pakanka. Autorius. Pirmas skyrius. Šaunusis kareivis Šveikas įsitraukė į pasaulinį karą. Tai mūsų Ferdinandą užmušė. Taip tarnaitė kreipėsi į poną Šveiką, kuris prieš keletą metų karo gydytojų komisijos galutinai pripažintas idiotu ir paleistas iš armijos, dabar vertėsi pardavinėdamas bjaurius maišyto kraujo šunėkus, pats padirbinėdamas jų kilmės liudijimus. Be šio užsiėmimo jį dar kamavo reumatizmas ir jis kaip tik trynės kelius opodeldoku. O kurį Ferdinandą, ponė Miulerova, nenutraukdamas masažo paklausė Šveikas. Pažįstu 2 Ferdinandus. Vienas tarnauja pas drogistą Prūšą ir kartą per klaidą išgėrė kažkokio plaukų tepalo buteliuką. Pažįstu dar Ferdinandą Kokošką, šunų šudeliukus rankiojantį. Nė vieno nebūtų gaila. Pastaba. Drogistas, prekiautojas gydomaisiais tepalais, taip pat ir opodeldoku, žolelėmis ir šaknelėmis. Nemeldžiamasis, pona Erzhercogą Ferdinandą, iš Konopištės, tą storąjį, dievobaimingąjį. Jėzau Marija, sušuko Šveikas, še tau, o kur jam, ponui Erzhercogui, tai atsitiko? Sarajeve jį nupylė meldžiamasis, iš revolverio, važiavo su savo ponia automobiliu. Taigi, ponė Miulerova, automobiliu? Toksai ponas gali sau tai leisti net nepagalvodamas, kad tokie pasivažinėjimai gali liūdnai baigtis. O dar Sarajeve, juk tai Bosnija, ponė Miulerova. Tikriausiai turkų darbas. Nereikėjo mums tos Bosnijos ir Hercegovinos iš jų atimti. Tai tokios tokelės, ponė Miulerova. Dabar vadinasi ponas Erzhercogas jau pas poną Dievą. Ar ilgai kankinosi? Ponas Erzhercogas meldžiamasis iškart mirė. Su revolveriu žinia menki juokai. Neseniai pas mus Nuslėse vienas ponas taip pat su revolveriu pažaidė. Tai visą šeimą išpyškino ir dar namsargi atėjusi pažiūrėti, kas ten 4. aukšte triukšmą kelia. Kai kurie revolveriai, ponė Miulerova, neišaus tau nors persiplėšk. Tokia sistema vadinasi. Bet ponui Erzhercogui tikriausiai ką nors geresnio parūpino. Ir galėčiau net lažintis, ponė Miulerova, jog tasai ponas prieš tai gražiai apsitaisė. Juk šviesybę Erzhercogą nušauti darbas nelengvas. Tai ne kokiam brakonieriui eigulį nudaigoti. Svarbu juk kaip prisiartinsi. Prie tokio pono skudurais apsikarstęs, tai ne iš tolo. Reikia cilindrą užsidėti, kitaip tuoj policija sulaikys.
Sako, jų ten ir daugiau buvo. Savaime suprantama, ponė Miulerova, tarė Šveikas baigdamas masažuotis kelius. Jeigu norėtumėt užmušti poną Erzherzogą arba viešpatį imperatorių, tai tikriausiai su ko nors pasitartumėt. Kelios galvos vis ne viena. Vienas tau žodelį tars, kitas patars. Ir žiūrėk, viskas pasiseks, kaip ta mūsų himnė giedama. Svarbiausia patykoti, kada toks ponas pro šal važiuoja. Turbūt pamenate aną poną Liukenį, kuris amžinatilsi mūsų Elžbietą Dildę perverė. O buvo išėjęs su ja pasivaikščioti. Ir paskui žmogau, tikėk ko nors. Nuo to laiko nei viena imperatorienė neina pasivaikščioti. Ir ne viena tai dar gali ištikti. Pamatysite, ponė Miulerova, taip ir tą carą su carienė pasieks. O gal neduok die ir viešpatį imperatorių, kai jau nuo jo dėdės pradėjo. Daug priešų turi senasis mūsų viešpats. Daugiau nei Ferdinandas. Kaip neseniai vienas ponas aludžiai kalbėjo. Ateis laikas, kai tie imperatoriai ims kapsėti lyg lašai nuo stogo. Ne valstybės prokuratūra nepagelbės. Paskui tas ponas neturėjo kuo užsimokėti ir šeimininkas iškvietė policiją, o šis jam pliaukštantausi. Policininkui net 2 užvežė. Supakavo jį ir išvežė pintinėje, kad atsipeikėtų. Pastaba. Pintų dviračių vežimėliu policija veždavo nusigėrusius arba besipriešinančius. Tai tokie dalykėliai, ponė Miulerova, dabar dedasi. Ir Austrijai koks nuostolis. Kai tarnavau kariuomeniai, vienas infanteristas kapitoną nušovė. Užtaisė šautuvą ir nuėjo į kanceliariją. Iš ten jį varė, bet jis vis savo, kad jam kapitono reikia. Išėjo kapitonas ir tuo jam užsūdė karcerio. Kareivis už šautuvo ir plikstėm tiesiai į širdį. Kulka kapitoną pervėrė kiaurai ir dar žalos pridarė. Sudaužė kanceliarijoje rašalo butelį, o tas valdiškus raštus suliejo. Kaip tam kareivėliui baigėsi? Po kiek laiko Šveikų jau velkantis paklausė ponė Miulerova. Ant petnešų pasikorė, valydamas katiliuką atsakė Šveikas. O petnešos buvo svetimos. Pasiskolino iš profoso, neva kelnes munkančios. Profosas, kalėjimo viršininkas. Negi sėdės ir lauks, kol sušaudys. Suprantama, ponė Miulerova, tokioj padėti kiekvienam protas pasimaišytų. Prižiūrėtoja už tai pažemino ir pasodino 6 mėnesiams, bet jis neįsėdėjo. Pabėgo į Šveicariją ir šiandien ten pamokslauja kažkokioje bažnyčioje. Mažai padorių žmonių telikė, ponė Miulerova. Dingojas man ponas Erzherzogas Ferdinandas tame Sarajeve taip pat apsiriko. Bandydamas jį sveikinantį poną pamanė, koksai mielas žmogus man valio šaukė. O tas ponas tik tai pykšt, pykšt, kartą ar net kelis iššovė. Laikraščiai meldžiamasis rašo, kad ponas Erzherzogas buvo suvarpytas kaip rėtis. Tasai žmogus visus šovinius į jį išpiškinęs. Tas baisiai greita, ponė Miulerova, baisiai greita. Aš tai tokiam reikalui Brauningą įsigyčiau. Pažiūrėt žaisliukėlis, bet per porą minučių galima pakloti 20 Erzherzogų, tiek storų, tiek liesų. Tiesa, ponė Miulerova, tarp mūsų kalbant, į storą Erzherzogą tikrai lengviau pataikysi nei sudžiūvusi. O dabar einu į taurės užeigą. Jeigu ateitų to pinčerio, už kurį rankpinigių paėmiau, pasakykit, kad šuva laikomas kaime, kad neseniai ausis apipjauščiau ir kol neužgis, nevalia jo gabenti, gali peršalti. Raktą palikit namsargiai. Taurės užeigoje sėdėjo tik vienas svečias. Tai buvo neuniformuotas seklys Bretšneideris. Smuklininkas Palivecas mazgojo padėklus, o Bretšneideris bergždžiai stengėsi bent kiek rimčiau jį prakalbinti. Palivecas buvo garsus nešvankelis, kas antras žodis įterpiantis šikna arba šūdas. Be to jis buvo eruditas ir kiekvienam patardavo pasiskaityti, ką apie pastarąjį daiktą rašęs Viktoras Hugo, pasakodamas apie senosios Napoleono gvardijos atsakymą anglams Vaterlo mūšyje. Graži šiemet vasara, mesgė rimtą pokalbį Bretšneideris. Šūdo verta, atsakė Palivecas, kraudamas padėklus džiūti. Na ir iškretė mums tam Sarajeve, su vilties kibirkštele tęsė Bretšneideris. Kokiam Sarajeve? Paklausė Palivecas. Toje nuslių vyninėje?
Tenai kasdien muštynės. Žinia, nuslės. Bosnijos Sarajeve, ponė smuklininkė. Ten pona Erzhercogą Ferdinandą nušovė. Ką į tai pasakysite? Į tokius reikalus nesikišu. Tegu man šiknon patriubija, mandagiai atsakė ponas Palivecas ir prisidegė pypkę. Mūsų laikais į tai kištis, tai tik žiūrėk, tuoj nusisuksi sprandą. Esu verslo žmogus. Kas ateis, paprašys, tą malaus pripilsiu. O koks nors Sarajevas, politika ar negyvelis Erzhercogas – tuščias daiktas. Nieko kito nei Pankraco nelauk. Pastaba. Pankracas – Prahos rajonas, kur garsusis kalėjimas. Brečneideris nutilo ir nusivylęs dairėsi po tuščią salę. Anksčiau čia pono imperatoriaus portretas kabojo, prabilo jis po akimirkos. Kaip tik ten, kur dabar veidrodis. Teisybė, sutiko ponas Palivecas, kabojo ir musės ant jo šiko, tai palėpę nunešiau. Žinote, dar kas nors svies kokią pastabą ir lauk nemalonumų. Kam man reikia? Tame Sarajeve, ponė smuklininkė, tikriausiai bjauroka turėjo būti. Į šį klastingai tiesų klausimą ponas Palivecas atsakė itin atsargiai. Tokiu metu Bosnijoje ir Hercegovinoje būna baisiai karšta. Kai tarnavau ten, tai turėdavo mūsų vyresniajam leitenantui ledus ant galvos dėti. O kuriam pulke, ponė smuklininkė, jūs tarnavote? Tokios smulkmenos neatmenu. Niekada tokiais niekšudžiais nesidomėjau ir nesmalsavau, atsakė ponas Palivecas. Per didelis smalsumas kenkia. Seklys Brečneideris visiškai užsiraukė ir pragiedrėjo tik pasirodžius Šveikui, kursai įžengė į užeigą, užsisakė tamsiojo alaus ir tarė. Vienoj šiandien taip pat gedulas. Brečneiderio akise sutvisko viltis ir jis sviedė. Konopištėje iškelta 10 juodų vėliavų. Ten turėtų būti 12, kiek nugėręs, tarė Šveikas. Kodėl manot, kad 12, paklausė Brečneideris. Dėl skaičiaus. Tuzinais lengviau skaičiuoti ir pigiau išeina, tarė Šveikas. Stojo tyla ir ją sudrumstė Šveiko atodusis. Ta taigi, jau pas aukščiausiai, tebūnie jam amžina šlovė. Nesulaukė, kol imperatorium taps. Kai tarnavau kariuomeniai, tai vienas generolas nukrito nuo arklio ir kuo gražiausiai užsimušė. Norėjo jį pakelti balnan pasodinti, žiūri, kad jau visai pastiręs. O turėjo būti pakeltas į feldmaršalus. Ir atsitik taip per kariuomenės peržiūrą. Tos peržiūros niekada prie gero neveda. Sarajeve irgi matyt kokios peržiūros būta. Pamenu kartą per tokią peržiūrą mano uniformai trūko 20 sagų, tai man davė 14 dienų vienutės, o 2 dienas pragulėjau kaip lozorius, oželiu surištas. Tačiau drausmė kariuomeniai būtina, kitaip vien palaida bala. Mūsų oberleitenantas Makovecas visada mums kartodavo. Drausmė jūs tobriai iškviešia, turi būti, kitaip lyg beždžionės po medžius karstytumėtės. Armija jūs žmonėm pavers, vėplos jūs įsižiojėliai. Jo teisybė. Tik įsivaizduokite, parką tokį kaip Karolio aikštėj ir į kiekvieną medį kareivis be drausmės įsikoręs. Mane tiesiog šiurpai varsto. O Sarajeve, mesgė Brečneideris, tai serbų darbas. Klystate, atsakė Šveikas. Tai turkai užtaisė už Bosniją ir Hercegoviną. Ir Šveikas išdėstė savo pažiūras į Austrijos užsienio politiką Balkanuose. Turkija prakišo 1912 metais susikibusi su Serbija, Bulgarija ir Graikija. Norėjo, kad Austrija jai padėtų, o kai nepadėjo, nušovė Ferdinandą. Ar tu mėgsti turkus, paklausė Šveikas Paliveco, tuos šunis pagoniškus? Juk ne. Man svečias, visados svečias, tarė Palivecas, nors ir turkas. Mums verslo žmonėms politika nė motais. Už alų užsimokėjai, tai sėdėk savo ir pliaukš, ką nori. Toks mano principas. Ir kas taip tam mūsų Ferdinandui padarė, serbas ar katalikas, musulmonas, anarchistas ar jaunačekis, man visiškai nerūpi. Gerai, ponė smuklininkė, tarė Brečneideris, vėl netekdamas vilties iš jų ką nors išpešti. Bet manau, sutinkate, kad Austrijai tai didelė netektis. Už smuklininką atsiliepė Šveikas. Kad tai netektis, nenuginčysi,
Baisus nuostolis. Ferdinando nepakeisi kokiu nors kvėšą. Tik jam derėjo dar storesniam būti. Kodėl taip manote, atgijo Bretšneideris? Kodėl taip manau, ramiai atsakė Šveikas. Todėl, kad esu tuo tikras. Jei būtų buvęs storesnis, tai dar anksčiau, kai po tuos savo miškus prie Konopištės vaikėsi bobas, žabus ir grybus renkančias, jį būtų ištikęs smūgis ir nebūtų tekus tokia gėdinga mirtis. Tik pamanykit, viešpaties imperatoriaus dėdė, o jį ima ir nušauna. Tikra gėda, visi laikraščiai apie tai rašo. Prieš kiek metų pas mus Budėjovicuose, menkame turgaus kivirče, subadė vieną gyvulių pirklį, Liudviką Bžetislavą. Jis turėjo sūnų Bohuslavą. Tai tasai kur be nuvykdavo su savo paršiukais, niekas iš jo nepirkdavo. Visi sakydavo, tai to subadytojo sūnus, tikriausiai irgi geras sukčius. Tada jis Krumlove nuo to tilto šoko Vultavon, teko jį iš upės traukti, vandenį lauk pumpuoti, o jis vis vien daktarui ant rankų numirė, kai šis jam kažkokių vaistų suleido. Na ir palyginimai reikšmingai tarė Bretšneideris. Iš pradžių kalbate apie Ferdinandą, paskui nei iš šio, nei iš to apie gyvulių pirklį. Nieko aš nelyginu, gynėsi Šveikas, ginkdie, kad jau ką nors su kuo nors lyginčiau. Ponas smuklininkas mane pažįsta. Juk tiesa, kad niekada nieko su nieko nelyginu. Nenorėčiau tik tos erzhercogo našlės kailyje atsidurti. Ką ji dabar darys? Vaikai našlaičiai, ūkis Konopištėje be šeimininko. Vėl tekėti už kokio erzhercogo. Kas iš to? Nuvažiuos su juo į Sarajevą ir antrą kartą liks našle. Kadaise Zlivė prie Hlubokos buvo vienas eigulys tokia bjaurė pavardė – Pindeuras. Nušovė jį brakonieriai, liko našlė su 2 vaikais ir po metų ištekėjo Velekos už eigulio, už Pepiko Šavlovico iš Midlovarų. Tai ta taip pat nušovė. Ištekėjo į 3 kartą ir vėl už eigulio. Sako, Dievas trejybę myli, jei ir šį kartą nepasiseks, tai neišmanau ką daryti. Ir žinoma, jį taip pat nušovė, o jis su tais eiguliais jau 6 vaikų sugyvenusi. Nuėjo į Hluboką, į pono kunigaikščio kanceliariją ir skundžiasi, kokia dalia jai su tais eiguliais tekusi. Ten pasiūlė jai tvenkinių prižiūrėtoją Jarešą, gyvenantį prie Ražicės. Na tik pamanykit, ir tą nuskandino tvenkinius išžvejojant, o ir su juo jau buvo poros vaikelių sulaukus. Tada ištekėjo už gyvulių romitojo iš Vodnenų, o tasai naktį jai kirvių pokšt galvon ir pats pasiduoti nuėjo. Kai paskui jį nuteista Pyseko apygardos teismo, Korė nukando kunigui nosį ir šūktelėjo, kad niekiek nesigaili ir dar kažką nešvankaus apie viešpatį imperatorių. Ar nepamenat ką, vilties kupinų balsu paklausė Bretšneideris. Negaliu jums pasakyti, nes to dar niekas neišdrįso pakartot, bet sako, kad kažkokį baisų dalyką, tokį, kad tenykštis teismo tarėjas išprotėjo ir iki šiol jį laiko uždarė, kad niekas to neišgirstų. Tai ne šiaip įprastas viešpatės imperatoriaus įžeidimas, kokiais girtuokliais vaidosi. O kaip viešpatį imperatorių įžeidinėja girtuokliai, paklausė Bretšneideris. Ponai, prašyčiau pradėti kitą kalbą, įsiterpė smuklininkas Palevecas. Žinote, aš nemėgstu. Kas nors leptel žodį ir prasidės tirlionės. Kaip viešpatį imperatorių įžeidinėja girtuokliai? Pakartojo klausimą Šveikas. Visaip, įkauškite, paprašykite užgriežtą Austrijos himną ir pamatysite, ką imsit šnekėti. Taip išdergliosite viešpatį imperatorių, kad nors ir pusė tiesos būtų, jis jau visą gyvenimą gėdos nenusiplautų. O jis, senasis mūsų valdovas, tikrai to nenusipelnęs. Juk sūnaus Rudolfo neteko tokio dar jauno ir jėgų kupino. Jo žmona Elžbieta Dildė nudūrė, paskui neteko Jano Orto, o brolį Meksikos imperatorių sušaudė kažkokioj tvirtoviai prie kažkokios sienos. Dabar senatvėje dar ir dėdę nušovė. To ir geležiniai nervai net laikytų. O čia, koks tobrys išgers taurelę per daug ir jau ima keiksmai svaidytis. Jei dabar įsiplieks kas, eisiu savanoriu ir tarnausiu viešpačių imperatoriui, kol mane sudraskysi gabalus. Šveikas drūčiai mauktelėjo ir tęsė. Negi manot, kad viešpats imperatorius viską taip ir nuleis? Tada nepažįstate jo. Kils karas su turkais. Mano dėdulę užmušėt? Tai šia jums per snukį. Bus karas. Serbija ir Rusija padės mums. Risis galvos. Pranašaujantis Šveikas atrodė nuostabiai.
Geraširdis ir besišypsas it pilnatis veidas švytėjo įkvėpimu. Jis aiškiai regėjo. Galbūt, toliau dėstė Austrijos ateitį, kilus karui su turkais, mūsų užpuls vokiečiai, nes turkai ir vokiečiai visada krūvoj laikosi. Tai pabaisos, kitų tokių nerasi. Mes galėtumėm su Prancūzija vienytis. Ji nuo 71 metų prieš Vokietiją dantį griežė. Ir kuo toliau, tuo labiau. Karas bus, ką čia ir bekalbėti. Beretšneideris atsistojo ir iškilmingai tarė. Galit ir nebekalbėti. Išeikime į koridorių, kai ką jums pasakysiu. Šveikas nusekė paskui seklį į koridorių. Čia jo laukė staigmena. Sugerovas parodė jam ženklelį su ereliu ir pranešė areštuojas jį ir vedas į policijos valdybą. Šveikas bandė paaiškinti, kad gal ponas klysta, nes jis esąs visiškai nekaltas ir neištaręs nei žodžio, kuris galėtų ką nors įžeisti. Į tai Beretšneideris atsakė, kad Šveikas įvykdęs keletą nusikalstamų veiksmų, tarp jų baisiausias – tėvynės išdavimas. Paskui jie grįžo į užeigą ir Šveikas tarė ponui Palivecui. Man apskaičiuokit už 5 alaus ir bandelę su dešrele. Dabar įpilkit dar 1 slyvinės ir eisiu, nes esu areštuotas. Beretšneideris parodė ponui Palivecui ženklelį su ereliu, įdėmiai nužvelgė jį ir paklausė. Jūs vedas? Taip. O jūsų žmona viena gali prekiauti? Gali. Tada tvarka, ponas smuklininkė, linksmai tarė Beretšneideris. Pakvieskite savo ponę. Viską jai perduokite, vakare užvažiuosiu jūsų. Nenusiminguodė į Šveikas, esu areštuotas tik už tėvynės išdavimą. O aš už ką, bėdojo ponas Palivecas, juk toks atsargus buvau. Beretšneideris nusijuokė ir pergalingai tarė. Už tai, kad sakėt, jog musė šiko ant viešpatės imperatoriaus. Jau jums tą viešpatį imperatorių išmuš iš galvos. Taip Šveikas lydimas seklio paliko taurės užeigą. Geraširdiškai tebesišypsodamas jis paklausė palydovo. Gal turiu nulipti nuo šaligatvio? Kodėl? Pamaniau, esu areštuotas, tad neturiu teisės eiti šaligatviu. Žengdamas pro policijos valdybos vartus, Šveikas pasakė. Tai gražiai praleidome laiką. Ar dažnai lankotės taurėje? O tuo metu, kai Šveiką vedė į priimamąjį, ponas Palivecas perdavė taurės užeigą verkiančiai žmonai ir guodė ją savo papratimu. Neverk, nestauk, ir ką man padarys dėl to apšikto viešpatės imperatoriaus portreto. Štai taip mielai ir maloniai šaunusis kareivis Šveikas įsitraukė į pasaulinį karą. Istorikus tikriausiai sudomins jo ateities įžvalgos. Nors įvykiai toliau klostėsi kiek kitaip nei jo įžvalgose, turėkime galvoje, kad jam stigo deramo diplomatinio išsilavinimo. Antras skyrius. Šaunusis kareivis Šveikas policijos valdyboje. Po pasikėsinimo Sarajeve policijos valdyba plūste užplūdo aukos. Vedė jas vieną po kitos ir visas jas priimamajame geraširdiškai pasveikindavo senukas inspektorius. Atsirūks jums dar tas Ferdinandas. Kai Šveiką uždarė vienoje iš daugybės antro aukšto kamerų, ten jau buvo kiti 6. 5 iš jų sėdėjo prie stalo, o kampe ant lovos, tarsi šalindamasis kitų, sėdėjo dar vienas pusamžis vyriškis. Šveikas pradėjo visų klausinėti, už ką juos suėmė. 5 sėdintys prie stalo atsakė beveik tą patį. Už Sarajevą. Už Ferdinandą. Už tą pono erzhercogo nužudymą. Už Ferdinandą. Už tai, kad Sarajeve nudėjo poną erzhercogą. 6, kuris šalinosi kitų, tarė, kad nenori turėti su jais nieko bendra, nes dar ir jį įtars, o atsidūręs čia už mėginimą apiplėšti ir nužudyti vieną Holicės ūkininką. Šveikas prisėdo prie sąmokslininkų stalo, kur jau 10 kartą buvo pasakojama, kaip čia pakliuvę. Visus išskyrus vieną suėmė arba aludėje, arba vyninėje, arba kavinėje. Išimtis buvo nepaprastai storas, akiniuotas ir apsiverkęs ponas, kurį areštavo jo paties bute, nes 2 dienos prieš Sarajevo atentatą Breiškos užeigoje vaišino 2 serbus studentus technikus ir seklio Brikso buvo pastebėtas girtutėlis, kartu su jais besilankas Montmartre.
Grandinių gatvėje, kur, kaip protokole patvirtino savo parašu, taip pat už juos mokėjo. Per parengtinį tardymą policijos komisariate į visus klausimus atsakinėjo tą pačią dejonę. Turiu rašymo reikmenų parduotuvę. Į tai jam lygiai vienodai atsakydavo. Tai nemenkina jūsų kaltės. Neaugus ponas, kurį bėda ištiko Vyninėje, buvo istorijos profesorius. Vyninės savininkui jis pasakojo atentatų istorijas. Areštavo jį, kai jis bendrąją atentatų psichologinę analizę baigė žodžiais. Atentatų idėja paprasta kaip Kolumbo kiaušinis. Kaip ir tai, kad esat laukiamas Pankrace, per tardymą papildė jo ištarą policijos komisaras. Trečiasis sąmokslininkas buvo Otkovičkų labdaros draugijos Germilys pirmininkas. Atentato dieną Germilys surengė šventę su koncertu sode. Atėjo žandarmerijos vachmistras ir pareikalavo įsiskirstyti, nes Austrijoje gedulas. Su tuo Germilio pirmininkas mielai sutiko. Luktelkite minutėlę, tuoj baigs groti Kilkit slavai. Dabar sėdėjo nukoręs galvą ir dejavo. Rugpjūtį, nauji rinkimai. Jei iki tol neparsirasiu, gali manęs nebeišrinkti. Jau 10 kartų buvau išrinktas. Tokios gėdos nepakelsiu. Keistą pokštą amžinatilsį Ferdinandas iškrėtė 4. areštuotajam, atviro būdo ir nepriekaištingos doros vyrui. Ištisas 2 dienas šis išvengė menkiausios užuominos apie Ferdinandą, kol vakare kavinėje, lošdamas kortomis ir gilių karalių kirsdamas kozirinę būgnų septynake, neištvėręs ištarė. 7 kulkos, kaip Sarajeve. 5, kuris jo paties žodžiais sėdėjo už tą pono Erzhercogo nužudymą Sarajeve, dar ir dabar buvo visas pašiurpęs iš baimės. Plaukai ir barzda styrojo į visas pusės. Galva priminė gerai atšertą pinčerį. Jis buvo suimtas restorane, nors apskritai, neištaręs nė žodžio, net ir laikraščiuose nebuvo skaitęs apie Ferdinando nužudymą ir sėdėjęs prie stalo visiškai vienas, kol prisėdęs kažkoks ponas ir staiga paklausęs. Skaitėte apie tai? Neskaičiau. Girdėjote? Negirdėjau. Bet žinote, koks reikalas? Nežinau ir žinot nenoriu. Vis dėlto tai turėtų jūs dominti. Nežinau, kas mane turėtų dominti. Surūkysiu cigarą, išgersiu kelias taurelės, pavakarieniausiu ir neskaitysiu jokių laikraščių. Laikraščiai meluoja. Ko man jaudintis? Tad jūsų nedomina nė ta žmogžudystė Sarajeve. Manęs jokia žmogžudystė nedomina. Nesvarbu Prahoje, Vienoje, Sarajeve ar Londone. Tam yra valdžia, teismai ir policija. Ir jeigu kur nors kas nors ką nors nužudė, tai taip jam ir reikia, tegu nebūna toks vėpla ir nesileidžia nužudomas. Tokie buvo paskutiniai jo žodžiai tame pokalbyje. Nuo to laiko jis kas 5 minutės garsiai kartojo. Aš nekaltas. Aš nekaltas. Tuos žodžius šaukė prie policijos valdybos vartų, tuos žodžius kartos pervežamas į Prahos teismą, su tai žodžiais žengs į kalėjimo kamerą. Išklausęs visų tų baisių sąmokslininkų istorijas, Šveikas pripažino, kad būtina jiems atskleisti, jog jų padėtis beviltiška. Prasti visų mūsų popieriai, pradėjo paguodo žodžiais. Apsirinkate tvirtindami, kad niekas mums negresia. Ar ne tam ir yra policija, kad baustų už per ilgą liežuvį? Jeigu jau gyvename tokiais baisiais laikais, kai šaudomi erzhercogai, tai nederėtų niekam stebėtis atsidūrus už grotų. Visa tai dėl reklamos, didesniai Ferdinando šermenų šloviai. O mums, kuo mūsų čia daugiau, tuo linksmiau. Kai tarnavau kariuomeniai, kartais pusė mūsų kuopos atsidurdavo areštiniai. O kiek nekaltų žmonių būdavo nuteisdavo. Ir ne tik armijoje, bet ir civiliniuose teismuose. Kartą pamenu nuteisė moteriškę už tai, kad pasmaugė savo ką tik gimusius dvynukus. Nors ir dievagojosi negalėjusi pasmaugti dvynukų, nes jai gimusi viena mergaitė, kurią visiškai neskausmingai pasmaugusi. Buvo nuteista už 2 žmogžudystę. Arba tas vargšas čigonas iš Zabehlicų, kūčių naktį įsilaužęs į krautuvėlę. Prisiekinėjo norėjęs pasišildyti, bet niekas negelbėjo. Jei jau pakliuvai teismui į nagus, tai baigta. Bet taip ir turi būti. Tarkim, gal ir ne visi žmonės yra tokie niekdariai, kaip galėtum apie juos spręsti. Bet imk ir atpažink, kur geras žmogus, kur piktadarys.
Ypač mūsų laikais, kai tą į Ferdinandą nupylė. Antai pas mus, kai tarnavau Budėjovicuose, miškelyje už pratybų aikštės nušovė pono kapitono šunį. Kai jis sužinojo, pakėlė visus, išrikiavo ir sako, į priekį kas 10. Savaime suprantama, aš buvau 10. Stovime įsitempę, nemirkti. Kapitonas suka ratu ir ūdyje. Jūs nevalos, latrai, atmatos, jūs hienos dėmėtosios, už tą šunį dėrėtų jums kailį nudirti. Į gabelelius suplėšit, sušaudyt, įdaryti jumis karpius. Dabar, kad atsimintumėt ir niekiek nesigailėsiu jūsų, kiekvienam 14 dienų karcerio. Tai matot, anąkart apie šunelį ėjo kalba, o dabar apie patį erzhercogą. Tad reikia įvaryti baimės, kad tas gedulas būtų deramas. Aš nekaltas, kartojo pasišiaušėlis. Jėzus Kristus taip pat buvo nekaltas, tarė Šveikas, bet ir jį nukryžiavo. Niekas niekur niekada nekalto žmogaus negynė. Užčiaupt žabtus ir tarnaut, kaip kariuomeniai sakydavo. Ir ką daugiau be pridursi. Šveikas įsitęsė ant lovelės ir kuo ramiausiai užmigo. Paskui atvedė 2 naujokus. Vienas jų buvo bosnis. Jis vaikščiojo po kamerą, griežė dantim ir kartojo. Jį bent dušų. Jis baiminosi, kad policijos valdyboje gali dingti jos skrinelė su prekėmis. Antrasis naujokas buvo smuklininkas Palivecas, kuris pamatė savo pažįstamą Šveiką, pažadino jį ir tragišku balsu sušuko. Ir aš jau čia. Šveikas nuoširdžiai pakratė jam ranką ir tarė. Nuoširdžiai džiaugiuosi. Žinojau, kad tas ponas tiesės žodį, kai sakė ateisęs jūsų. Toksai patikimumas tiesiog neįkainojamas. Ponas Palivecas vis dėlto nepraleido nepareiškęs, jog toks patikimumas šūdo vertas ir patilomis pasiteiravo Šveiko, ar tie kiti areštuoti ponai ne vagis, nes tai jam verslo žmogui gali pakenkti. Šveikas paaiškino jam, kad visi čia, išskyrus vieną uždarytą dėl kėsinimosi apiplėšti ir nužudyti Holicės ūkininką, pasodinti dėl erzhercogo. Ponas Palivecas įsižeidė ir pasakė, kad jis čia ne dėl kažkokio prietrankos erzhercogo, o dėl paties viešpatės imperatoriaus. Tai sužadino kitų smalsumą ir jis papasakojo, kaip musė suteršė viešpatį imperatorių. Apdergė jį bestijos, baigė pasakot savo nuotykį. Per jas ir į kalėjimą patekau. Aš toms musėms nedovanosiu, pridūrė grėsmingai. Šveikas vėliai atsigulė, tačiau neilgam, nes greitai atėjo sargybinis ir nuvedė jį apklausti. Taip kopdamas laiptais į 3. skyrių, Šveikas nešė savo į kryžių į Golgotos viršūnę, pats niekiek nevogdamas savo kankinystės. 3. Prahos policijos valdybos skyriuje buvo tyriami politiniai nusikaltimai. Pamatęs užrašą, draudžiantį spjaudyti koridoriuje, paprašė policininko leidimo nusispjauti spjaudyklėn ir švytėdamas naivumu įžengė raštinėn tardamas. Visiems jums linkiu gero vakaro, ponai. Vietoj atsako kažkas smogė jam po šonkauliais ir pastūmė prie stalo, už kurio sėdėjo ponas šaltų valdininko veidu, pažymėtų žvėriškų žiaurumu, tarsi būtų ką tik nužengęs iš Lombrozo knygos nusikaltėlių tipai. Kraugeriškai dėptelėjo Šveiką ir pasakė. Neapsimetinėkite idiotu. Nieko negaliu pagelbėti, oriai atsakė Šveikas. Dėl idiotizmo buvau superarbitruotas iš armijos ir ypatingosios valdiškosios komisijos paskelbtas idiotu. Esu valdiškas idiotas. Į nusikaltėlį panašus ponas sukaukšėjo dantimis. Tai, kuo esate kaltinamas ir ką pridirbote, liudija, kad esate visiškai sveiko proto. Ir tuo išvardijo gausybę nusikaltimų, pradedant tėvynės išdavimu ir baigiant jo didenybės bei imperatoriškosios šeimos įžeidimu. Šios virtinės vidury puikavosi pritarimas erzhercogo Ferdinando nužudimui, iš kur kilo naujų nusikaltimų šaka, su labai akivaizdžia kurstymo piktadaryste, nes visa tai įvyko viešoje vietoje. Na, ką dabar pasakysite? Pergalingai paklausė siaubingai žiaurių bruožų ponas. Nemaža jų, nekaltai atsakė Šveikas. O kas per daug, tas kenkia? Na, matot, pats pripažįstate. Aš viską pripažįstu, griežtumo visur reikia,
be griežtumo niekur nei iš vietos. Štai kai tarnavau kariuomeniai, užsičiaupkit, suriko policijos tarėjas. Kalbėkite tada, kai paklausiu, supratot? Kaip nesuprasi, tarė Šveikas. Leiskit pranešti, suprantu ir viską, ką teikėtės pasakyti, įstengiu įvertinti. Su kuo bendraujate? Su savo tarnaite, malonybė. Ar pažįstate ką nors iš vietos politikų sluoksnių? Taip, malonybė. Perku tautos politiką. Lauk, sustaugė ponas žvėries išvaizda. Vedamas iš raštinės, Šveikas tarė. Labos nakties, malonybė. Grįžęs į kamerą, Šveikas pranešė areštuotėsiems, kad tokia apklausa tėra jokų darbas. Truputį priekė jūs ir išmeta lauk. Anksčiau, tęsė Šveikas, kur kas blogiau būdavo. Skaičiau kartą, kad įtariamieji turėdavo vaikštinėti įkaitintą geležim ir gerti lydytą šviną, kad įrodytų savo nekaltumą. Dar kojas traiškydavo ispaniškais batais, nenorinčius prisipažinti, ant rato temdavo arba deglais šonus vilindavo, kaip šventajam Jonui Nepomukui. Tasai, sakoma, rėkęs kaip skerdžiamas ir nenutilęs, kol neįkišė jo į neperšlampamą maišą ir nuo Eliškos tilto nenusviedė upen. O būdavė ir taip, kad ketvirčiuodavo žmogų ar ant kuolo pasmeigdavo, kur nors netoli muziejaus. O tas, kurį tik tai požemios uždarydavo, jausdavosi laimingas nelik naujagimis. Dabar vieni jokai būti kalinamam, džiūgavo Šveikas. Jokio ketvirčiavimo, jokių ispaniškų batų, turime loveles, yra stalas, yra suolas, netenka stumdytis, gauname sriubytės, duonos duoda, vandens atneša, tualetas pašonėje. Kiekvienam žingsnį regėti pažanga. Tiesa, į kvotą toloką vaikščioti, per 3 koridorius ir į kitą aukštą. Užtat koridoriuose švaru ir gyva, viena veda šen, kita ten, jauna, senyva, vyriškosios ir moteriškosios lyties. Esam laimingi ne vieniši būdami. Kiekvienas ramiai žengia savo keliu ir gali nesibaiminti, kad raštiniai išgirs. Pasitarėme, rytoj būsite ketvirčiuotas arba sudegintas, galit pats pasirinkti. Tai būtų galvosūkis. Ir manau, ponai, ne vienas mūsų tokią akimirką sutriktų. Taip, šiandien viskas pasikeitė mūsų naudai. Vos Šveikas baigė kalbą ginančią modernius kalėjimus. Prižiūrėtojas pravėrė duris ir sušuko. Šveikai, apsirengti ir į kvotą. Aš tai apsirengsiu, atsakė Šveikas. Neprieštarauju. Bijau tik, kad čia kokia klaida, nes jau kartą mane iš kvotos išvarė. Be to bijausi, kad kiti ponai čionai su manim esantis nesupyktų, kad jau antrą kartą veda mane į apklausą, o jie šį vakar dar nė karto nebuvo. Jie gali imti pavydėti man. Marš lauk ir netauzik, buvo atsakyta į džentelmenišką Šveiko elgesį. Šveikas vėl atsidūrė priešais į nusikaltėlį panašų poną ir tas be jokių įžangų šviesiai tiesiai jo paklausė. Ar dėl visko prisipažįstate? Šveikas nukreipė savo gerą mėlynų akių žvilgsnį į nepermaldaujamąjį žmogų ir švelniai tarė. Jeigu malonybė trokštate, kad prisipažinčiau, tai prisipažinsiu, man nepakenks. Bet jei pasakysite, Šveikai, nieko neprisipažinkite, tai įsisukinėsiu, kol mane suplėšys į gabalus. Griežtasis ponas kažką įrašė į aktą ir duodamas Šveikui plunksnakotį paragino pasirašyti. Ir Šveikas pasirašė po Brečneiderio skundų bei tokių prierašų. Visi išdėstyti kaltinimai yra teisingi. Jozefas Šveikas. Pasirašęs, jis kreipėsi į griežtąjį poną. Gal dar reikia ką nors pasirašyti? O gal ateiti rytą? Rytą jūs veš į baudžiamąjį teismą, nuskambėjo atsakymas. Kelintą valandą, malonybė, kad tik neduok die nepramikčiau? Lauk. Antrą kartą šią dieną buvo surikta ant Šveiko iš anos stalo pusės. Grįždamas į savo naująjį grotuotą būstą, Šveikas tarė jį lydinčiam policininkui. Viskas šeina kaip sviestų patepta. Vos už nugarą susivėrė duris, kalėjimo bendrai apipylė jį klausimais, į kuriuos Šveikas trumpai drūtai atsakė. Ką tik prisipažinau, jog turbūt aš nužudžiau erzhercogą Ferdinandą. 6 vyrų persigandę susigūžė po utėlių pilnomis anklodėmis. Vienbosnis ištarė. Dobra dašli. Serbiškai laimingo kelio. Guldamas į kareivišką lovelę, Šveikas tarė. Vis dėlto kvaila, kad nėra žadintuvo. Tačiau rytą jį pakėlė ir be žadintuvo,
o lygiai 6 žalesis Antonas jau vežė Šveiką į žemės baudžiamąjį teismą. Anksčiau kelsi, gardžiau valgysi, tarė Šveikas bendrakeleiviams žaliajam Antonui, riedant pro policijos valdybos vartus. Trečias skyrius. Šveikas stoja prieš teismo gydytojus. Švarūs ir jaukus žemės baudžiamojo teismo kambarėliai padarė Šveikui kuo geriausią įspūdį. Išbaltintos sienos, juodai nudažytos grotos ir apkūnusis ponas Demartinis, vyriausias kardomojo kalėjimo prižiūrėtojas, su violetiniais uniforminių drabužių ir kepurės apvadais. Violetinė spalva buvo privaloma ne tik čia, bet ir per bažnytinės Pelenų dienos ir didžiojo penktadienio apeigas. Kartojosi garsioji Romos viešpatavimo Jeruzalėje istorija. Kalinius vesdavo žemyn ir pirmame aukšte pastatydavo priešais 1914 metų pilotus. O naujųjų laikų pilotai, tardytojai, užuot garbingai nusiplovę rankas, pasiųsdavo pas Teisigą atnešti paprikų ir alaus ir valstybės prokuratūrai rengdavo vis naujas ir naujas bylas. Teisigas, priešais teismą buvęs Pilzeno alaus restoranas. Visa logika čia dažniausiai prapuldavo. Nugalėdavo paragrafas. Smaugė paragrafas, kvailiojo paragrafas, putojo paragrafas, juokėsi paragrafas, grumojo paragrafas, žudė ir neatleido paragrafas. Tai buvo įstatymo žonglieriai, negyvos įstatymų raidės žiniai, įtariamųjų rajūnai, Austrijos džiunglių tigrai, šuolį kaltinamojo link apskaičiuojantis pagal paragrafo numerį. Keletas ponų, kaip ir policijos valdyboje, buvo išimtis. Jie netaip rimtai žvelgė į įstatymą, nes suprato tarp pelų visada rasintis grūdų. Pas vieną tokių ponų ir atvedė Šveiką. Senukas atrodė geraširdis. Kadais tardydamas garsų žmogžudį Valešą, jis vis neužmirždavo pasiūlyti. Teikitės prisėsti, ponia Valešai, štai kaip tik laisva kėdė. Ir kai atvedė Šveiką, jis iš įgimto gerumo paprašė jį atsisėsti, paskui paklausė. Tai jūs ir esate tasai ponas Šveikas? Manau, atsakė Šveikas, kad turėčiau būti, nes mano tėvelis buvo Šveikas ir mamytė vadinosi ponia Šveikova. Negaliu jiems užtraukti tokios gėdos ir įsižadėti savo pavardės. Meili šypsena nutvėskė tardančio teismo tarėjo veidą. Na ir dalykėlių esat prikrėtęs. Nemažai kas legia jūsų sąžinę? Mano sąžinė visada daug kas legia, tarė Šveikas nusišypsodamas dar meiliau nei teismo tarėjas. Galbūt mano sąžinė slegia daug daugiau nei jūsų, malonybė. Tai matyti iš protokolo, kurį pasirašėte, tokiu pat švelniu balsu tęsė teismo tarėjas. Ar policija nedarė jums spaudimo? Kur ten malonybė? Paklausiau jų, ar turiu tai pasirašyti, kai pasakė pasirašyk, tai ir paklausiau, negi mušio su jais dėl savo paties parašo. Tuo juk savo nepagelbėčiau, turi būti tvarka. Ar ponia Šveikai jaučiatės esąs visiškai sveikas? Visiškai sveikas tai ne, malonybė teismo tarėjau. Įsimetęs reumatas, trinuosi opodeldoku. Senukas vėl maloniai nusišypsojo. O ką jūs į tai, jei jūs apžiūrėtų teismo gydytojai? Manau, man nėra tai blogai, kad dėl manęs ponai gaištų laiką. Mane jau vienas ponas daktaras policijos valdyboje apžiūrėjo, ar nesergu triperiu. Žinote, ponė Šveikai, vis dėlto pabandysime su tais ponais teismo gydytojais. Sudarysim tokią komisiją. Kol kas paliksime jūs kardomajam kalėjime, galėsite savo pailsėti. Ir dar vienas klausimas. Pasak protokolo, jūs neva skelbėt ir platinot gandus, kad netrukus įsiplieks karas. Taip, žinoma, malonybė ponė tarėjau, įsiplieks ir gan greitai. Ar jums kartais nebūna kokių priepuolių? Nebūna. Atleiskite, tik kartą vos nepapuoliau po automobiliu Karolio aikštėj, bet tai buvo prieš daugybę metų. Tuo tardymas ir baigėsi. Šveikas ištiesė ponui teismo tarėjui ranką, o grįžęs į kamerą pasakė kaimynams. Taigi, dėl pono Erzhercogo Ferdinando nužudimo mane apžiūrės teismo gydytojai. Mane irgi taip kartą apžiūrėjo teismo gydytojai, tarė vienas jaunuolis.
Tai buvo tąkart, kai už kilimų vagystę stojau prieš prisiekusiuosius. Pripažino mane silpnapročiu. Dabargi pardaviau garinę kuliamąją ir nieko man nepadarys. Vakar man advokatas sakė, kad jei kartą esu silpnapročiu pripažintas, tai toks jau ir būsiu lygi gyvenimo pabaigos. Nė velnio aš tais teismo gydytojais netikiu, tarė inteligentiškos išvaizdos vyras. Kai kartą suklastojau vekselį, dėl viso pikto prieš tai lankiau daktaro Heverocho paskaitas. Ir kai mane suėmė, pabandžiau apsimesti paralitikų tiksliai pagal daktaro Heverocho apibūdinimus. Visos komisijos akivaizdoje įkandau vienam gydytojui į koją, išgėriau rašalą iš rašalinės ir, ponai, atleiskite, nusilengvinau kamputyje prie visos komisijos. Tačiau už tai, kad vienam jų blauzdon įkandau, pripažino mane sveiku ir man galas. Tų ponų apžiūros aš niekiek nebijau, pareiškė Šveikas. Kai tarnavau kariuomeniai, tai mane apžiūrėjo vienas veterinaras ir viskas gerai baigėsi. Teismo gydytojai tikri maitos, atsiliepė mažas susitraukęs žmogutis. Neseniai mano pievoje visai atsitiktinai iškasė griaučius ir teismo gydytojai nustatė, kad tie griaučiai žmogaus užmušto kokio buko daikto smūgiu į galvą prieš 40 metų. Man 38 ir mane suėmė, nors turiu krikšto lapą, išrašą iš metrikų ir iš namų knygos. Aš manau, tarė Šveikas, kad į viską turime žvelgti iš tos gerosios pusės. Kiekvienas gali apsirikti ir kuo daugiau apie ką nors galvoja, tuo labiau apsirinka. Teisėjai irgi yra žmonės, o žmonės klysta. Kartą nuslėse ties tiltų per Botičių, man grįžtant iš Banzetų, priėjo prie manęs vienas ponas ir šniokšt rimbu per galvą. Tysau ant žemės, jisai pašviečia ir sako, čia ne tas, klaida. Ir taip užsiuto suklydęs, kad dar kartą mane rimbu perlėjo. Tokia jau žmogaus prigimtis, kad lygi pat mirties žmogus klysti. Kaip andai toks ponas, kuris naktį rado pusiau sušalusi pasiutusi šunį, parsinešė jį namo ir pakišo žmonai po antklodę. Vos šuo atšilo ir atsigavo, tuoj visą šeimą apriejo, o tą jauniausiai pagrandėlį tiesiog lopšyje sudraskė ir suėdė. Arba štai dar pavyzdėlis, kai pas mus vienas tekintojas apsiriko. Atsirakino raktu podolės bažnytėlę. Manė namie esąs. Zakristijoje nusėvė, nes manė sėdys savo virtuvėje ir ant altoriaus atsigulė. Galvojo žmogus savo lovą radęs ir užsiklojo tais dangalais su šventais užrašais. O po galvą Evangeliją ir kitas šventas knygas, kad aukščiau būtų pakišo. Rytą jį rado bažnyčios sargas, o jis pribakštintas kuo ramiausiai aiškina, girdi klaida įvykusi. Nieko savo klaida, sako sargas. Per tokią klaidą dabar teks iš naujo bažnyčią šventinti. Paskui tas tekintojas prieš teismo gydytojų stojo ir tie jam įrodė, kad buvęs visiškai blaivas ir sveikos sąmonės, nes prisigėręs girdi, nebūtų pataikęs raktu į bažnyčios durų spyną. Paskui tas tekintojas mirė Pankraco kalėjime. Dar vienas pavyzdys. Kladne suklydo vienas policijos šuo, ano garsiojo rotmistro Roterio vilkinis. Rotmistras Roteris augino tuos šunis ir dresuodavo juos su valkatomis, kol visi valkatos pradėjo Kladno iš tolo vengti. Tai jis įsakė, kad policininkai trūks plyš atvestų jam kokį įtartiną tipą. Atveda jam kartą tokį gana padoriai apsirengusi žmogų, kurį rado miškuose prie lanų, ant kelmo sėdinti. Tuo jau atrėžė skiautę nuo jo palto ir davė policijos šunims uostyti. Paskui tą žmogų nuvedė į vieną plytinę už miesto, o įkandin paleido dresuotus šunis. Šie surado jį ir atgal parvedė. Paskui tas žmogus turėjo rapždintis kopėčiomis ant aukšto, per sieną šokti, nerti į tvenkinį, o šunis vis paskui jį. Pagaliau paaiškėjo, jog tas žmogus tai vienas čekų deputatas radikalas, atvykęs į Lanų miškus pailsėti, kai jam tame parlamente įgriso. Sakau todėl, kad žmonės klysta. Apsirinka jie nesvarbu, mokyti ar nemokyti, iškvėšę ar idiotai, ministrai ir tie klysta. Teismo gydytojų komisija, turėjusią nustatyti, ar Šveiko dvasinės galios atitinka visas tas piktadarybės, kuriomis jisai kaltinamas, sudarė 3 nepaprastai rimti ponai, turintis savo požiūrius ir kiekvieno jų požiūris smarkiai skiriasi nuo kitų 2 požiūrių.
čia buvo atstovaujama 3 skirtingoms psichiatrijos mokykloms. Ir jei dėl Šveiko tos priešiškos stovyklos visiškai sutarė, tai galima paaiškinti tik tai stulbinamų įspūdžių, kurį visai komisijai padarė Šveikas, kai įžengęs į salę, kur turėjo būti ištirta jo dvasinė būklė, ir pastebėjęs ant sienos kabantį Austrijos monarcho portretą, sušuko: "Te gyvuoja ponai imperatorius Pranciškus Juozapas I." Viskas tapo aišku. Spontaniškas Šveiko poelgis nušlavė visą virtinę klausimų. Liko tik kai kurie svarbiausiai, turintis patvirtinti pirmąjį įspūdį apie Šveiką, susidarytą remiantis psichiatrijos daktaro Kalersono, daktaro Heverocho ir anglo veikingo sistemomis. Ar radis sunkesnis už šviną? Atleiskite, aš nesvėriau, su meilė šypsena atsakė Šveikas. Tikite pasaulio pabaigą? Pirma turėčiau ją pamatyti, atsainiai atsakė Šveikas, bet rytoj jos dar tikrai nebus. Galėtumėte apskaičiuoti žemės rutulio skersmenį? Atleiskite, tikrai negalėčiau, atsakė Šveikas, bet norėčiau jums, ponai, irgi užduoti vieną mįslę. Stovi 4 aukštų namas, kiekvienam aukšte po 8 langus, ant stogo 2 langeliai ir 2 kaminai, kiekviename aukšte gyvena po 2 nuomininkus. Taigi dabar pasakykit, ponai, kuriais metais mirė namsargio senelė. Teismo gydytojai reikšmingai žvilgtelėjo kits į kitą. Vis dėlto vienas iš jų uždavė dar tokį klausimą. Ar žinot, kokia giliausia Ramiojo vandenyno vieta? Atleiskite, to nežinau, nuskambėjo atsakymas, bet manau, kad tikrai bus giliau nei po Višehrado uola Vltavoje. Komisijos pirmininkas klaustelėjo. Pakaks? Tačiau vienas narys dar panoro atsakymo į tokį klausimą. Kiek bus 12 897 padauginus iš 13 863? 799, nė nemirtilės atsakė Šveikas. Manau, to visiškai pakaks, tarė komisijos pirmininkas. Galite kaltinamąjį išvesti. Dėkoju jums, ponai, pagarbiai atsiliepė Šveikas, man irgi visiškai pakaks. Jam išėjus, 3 narių kolegija sutarė, kad pagal visus gamtos dėsnius atrastus psichiatrijos mokslinčių, Šveikas yra akivaizdus kvailys ir idiotas. Tardytojams atiduotoje išvadoje beje parašyta. Pasirašiusiai teismo gydytojai patvirtina, kad komisijai pristatytas minėtasis Jozefas Šveikas yra visiškai bukos dvasios ir kretinas iš prigimties. Tai akivaizdu iš tokių jo žodžių kaip te gyvuoja imperatorius Pranciškus Juozapas I, kurių visiškai pakanka konstatuoti Jozefą Šveiką esant akivaizdų idiotą. Todėl pasirašiusiųjų komisija siūlo 1. Nutraukti Jozefo Šveiko tardymą, 2. Pasiųsti Jozefą Šveiką į psichiatrijos kliniką, kad jį stebėtų ir nustatytų, ar jo dvasinė būklė nėra pavojinga aplinkiniams. Kol buvo rašoma išvada, Šveikas pasakojo kalėjimo bendrams. Spjovė jie į Ferdinandą ir kalbėjosi su manim apie daug didesnės kvailystes. Galiausiai nusprendėme, kad jau pakanka ir išsiskirstėme. Nieko aš netikiu, pasakė mažas susitraukė žmogutis, kurio pievoje atsitiktinai iškasė griaučius. Vienos suktybės. O kaip be suktybių, tarė Šveikas guldamas ant šiaudų čiužinio. Jeigu visi būtų nuoširdus, tai bemat kibtų vienas kitam į gerklę. Ketvirtas skyrius. Šveiką išveja iš beprotnamio. Kai paskui Šveikas prisimindavo gyvenimą beprotnamyje, prabildavo netikėčiausiais ditirambais. Išties suprasti negaliu, ko tie bepročiai pyksta, kad juos ten laiko. Ten žmogus gali nuogas grindim šliaužėti, staukt kaip šakalas, siautėti ir kandžiotis. Visi stebėtųsi, jeigu šitai elgtumėsi kur nors prospekte. Tačiau ten tai kasdienybė. Ten tokia laisvė, kokios nė socialistai nesapnavo. Gali žmogus ten sakytis pats pondievas esas, arba mergelė Marija, popiežius arba Anglijos karalius, pats viešpats imperatorius arba šventasis Vaclovas. Tik šis visą laik buvo surištas ir izoliatoriui laikomas. Buvo ten toks, kuris rėkė, kad jis arkivyskupas, bet nieko daugiau nedarė, tik ėdė ir
Atleiskite, žinote, kaip galima surimuoti, bet niekas ten ir dėl to nesigėdija. Vienas ten netgi skelbėsi šventuoju Kirilu Metodijum ir vis reikalavo 2 porcijos, o vienam ponui vis atrodė, kad neščias ir kiekvieną jis kvietė į krikštynas. Daug ten uždaryta šachmatininkų, žvejų, skautų, pašto ženklelių rinkėjų, fotografų mėgėjų. Vieną ten uždarė dėl kažkokių senų puodinių, kurias jis vadino urnomis. Vieną nuolat laikė surištą, kad neapskaičiuotų, kada bus pasaulio pabaiga. Sutikau ten ir keletą profesorių. Vienas be perstojo vaikščiojo man iš paskos ir aiškino, kad visi čigonai kilę iš Krkonošų kalnų, o kitas vis dėstė man, kad žemės rutulio viduje yra kitas rutulys, daug didesnis už pirmąjį. Kiekvienas gali ten plepėti, kas tik jam ant seilės atėjo, tarsi sėdėtų parlamente. Kartą ten jie sekė pasakas ir susiplėkė, kai vienai karalaitei kažkas negera nutiko. Smarkiausias buvo vienas ponas, besiskelbiantis 16 mokslinio žodyno tomu ir kiekvieno prašantis, kad jį atverstų ir surastų straipsnį kartono siuvamoji. Kitaip jam galas. Nurimo tik tai apviltas tramdomaisiais marškiniais. Džiūgavo patekęs į knygrišyklos presą ir prašė, kad jį moderniai apipjaustytų. Apskritai gyvenimas ten kaip rojuje. Galite ten triukšmą kelti, staugti, dainuoti, verkti, miaukti ir kaukti, šokinėti, melstis, vartytis kūlio, 4 ropinėti, vieną koją strykščioti, ratais sukti, šokius šokti, opčioti ir spraigyti arba sienom lipti. Niekas neprieis ir nesakys, taip negalima, negražu taip, ponė, turėtumėt gėdytis, juk esate išsilavinęs. Teisybė ir tai, kad ten laikomi visai ramus bepročiai. Buvo ten vienas toks išsilavinęs išradėjas, kuris be perstojo krapštydavo nosį ir kartą per dieną ištardavo. Ką tik išradau elektrą. Sakau, jums ten buvo puiku ir tos kelios beprotnami praleistos dienos gražiausios mano gyvenime. Ir iš tikrųjų, jau pats Šveiko sutikimas beprotnamyje, kur jį iš žemės baudžiamojo teismo nuvežė stebėti, pranoko visus jo lūkesčius. Pirmiausia, jį nuogai nurengė, paskui davė chalatą ir nuvedė maudyti, intymiai paėmė už parankių. Ir vienas sanitaras pakeliui dar linksmino anekdotais apie žydus. Jį panardino į šilto vandens vonę, paskui ištraukė ir pakišo po šaltų dušu. Tai pakartojo 3 kartus vis klausdami, ar jam patinka. Šveikas vis atsakydavo, kad labiau nei toje pirtyje prie Karolio tilto ir kad labai mėgstas maudytis. Va, jeigu dar apkirptumėte nagus ir plaukus, tai iki visiškos laimės nieko ir netrūktų, pridūrė meiliai šypsodamas. Ir šis pageidavimas buvo išpildytas, o paskui jį smagiai ištrynė kempine, suviniojo į antklodę ir nunešė į pirmąjį skyrių lovon. Ten paguldė, apklostė ir paprašė užmigti. Šveikas ir šiandien mielai prisimena. Įsivaizduokite, mane nešė paėmė. Tikra palaima tokios akimirkos. Taip jis palaimingai ir užmigo lovoje. Paskui jį pažadino, kad pasiūlytų puodelį pieno su bandele. Bandelė jau buvo supjaustyta riekelėm. Ir kai vienas sanitaras laikė Šveiką už abiejų rankų, kitas mirkė riekeles piene ir maitino jį. Panašiai kaip šeria kukuliais žąsį. Pamaitinę, paėmė už parankių ir nuvedė į tualetą, kur paprašė atlikti ir didelį, ir mažą reikalą. Ir apie šį nuostabų momentą Šveikas pasakoja susižavėjęs. Aš žinoma neprivalau atkartoti jo žodžių, ką paskui su juo darė. Priminsiu tik, jog Šveikas sakė, ir vienas iš jų tuo metu mane laikė apglėbęs. Paskui jį parvedė, vėl paguldė į patalą ir vėl paprašė užmigti. Pamiegojusi pažadino ir nuvedė į apžiūrą. Šveikas visiškai nuogas, stovėdamas prieš 2 gydytojus, prisiminė šauniuosius naujokų ėmimo laikus. Nevalingai iš jo lūpų išsprūdo. Teuglich, tinkamas. Ką sakote, atsiliepė vienas gydytojas. Ženkite 5 žingsnius pirmyn ir 5 atgal. Šveikas žengė 10 žingsnių. Aš juk jums sakiau, tarė gydytojas, kad žengtumėte 5 žingsnius. Man negaila ir dar poros žingsnių, tarė Šveikas.
Dabar gydytojai paprašė jo atsisėsti ant kėdės ir vienas kaukštelėjo jam į kelį. Pasakė porininkui, kad refleksai visiškai geri, tačiau šis papurtė